Štai tokie ir panašus internetiniai komentarai mus pasiekia kiekvieną dieną. Ir aš pristatau savąjį top 10. Bareikis kiaušingalvių kopija, protų tai jau tikrai nepasižymi. Bareikis niekam nežinomas ir neįdomus politinis prostitutas, daugtaškis, tik tiek, daugtaškis. Žinai, Bareiki, išsitrink tu savo pliką galvą, o tai buroko kopija esi. Bareikis dainininkas, nuo kada skiemenuojantis deklamuotojas tapo dainininku. Okay. O, va čia konkretus toksai. Gal eik tu ten bus daugiau naudos iš tavęs. Jo. Kas tas Bareikis? Kokį jis muzikinis išsilavinimas turi? Ką pats sukūręs? Nes kad vertint kitus reikia šiek tiek tame nutuokti arba turėti gerą daugtaškis vietelę žemiau nugaros. O tai va, vietelė žemiau nugaros. Gerbiamas Bareiki, susidegink, padarysi visiems paslaugą. Aš šitą apsvarstysiu. Bareikis ir jo žmona puiki pora, beždžionė ir vištos balsu kriokianti kvaiša. Jeigu jau Lietuvoje tokie dainininkai, tai tada ir aš į pabaliuko galėčiau 2+2, man bus 5. Gaila man Bareikio ir gaila man Lietuvos, kuri tokius nešioja. True. Klausimas, o ką pagalvo žmonės, turi likti paskutinėje vietoje. Iš tikrųjų visiems yra visiškai vienodai, o gyvenimas juk tavo. Todėl neleiskit, kad kiti žmonės knistų jums protą. O su šitais komentarais mes atsisveikinsim štai taip. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.